Čia nusprendžiau padaryti video, kadangi prieš keletą mėnesių įvyko toks gana svarbus pasikeitimas mūsų parduotuvėje. Pamatėme, kad daugelis žmonių, pirkdami mūsų arba ne mūsų medelius, susiduria su gana didelė laistymo problema. Labai sunku, auginant žemėje, rasti tą momentą, kada jau reikia laistyti medelį. Kada dar ne per anksti, kada neperlaistyt. Rast momentą, kad medelis neišdžiūtų. Todėl pastebėjom, kad labai didelė dalis žmonių tiesiog laisto per daug, per dažnai ir tas medelis būna perlaistomas ir šaknys pradeda pūti. Todėl dar kita dalis žmonių susidurdavo su kita problema. Jie laistydavo per mažai ir tas medelis džiūt pradėdavo. Jie laistydavo per mažai, nes bijodavo perlaistyti. Todėl padarėm tokias išvadas ir nusprendėm, kad mes norime palengvinti perkantiems medelius gyvenimą ir kai gauname medelius, mes visų pirma dabar jau juos persodiname į gerą vandeniui ir orui pralaidų substratą. Kas tas substratas? Aš galiu parodyti. Pavyzdžiui, dabar visi mūsų medeliai auga tokiam arba kitokiam substrate. Tai, kaip matot, nėra žemė, tai yra tokie grūdeliai. Nelabai čia man išeina parodyti. Kurie puikiai sugeria drėgmę, po truputį jie paleidžia, neišdžiūsta iš karto kaip koks akmuo ar kažkas panašaus. Ir jie puikiai praleidžia vandenį ir orą. Todėl šaknys nuolat gauna deguonies. Kadangi šis substratas puikiai praleidžia vandenį, todėl šaknys neužmirksta. Jos nebūna vandenį, jos būna drėgmėj, bet ne vandenį. Todėl dingsta medelio perlaistymo rizika. Jūs galit laistyti kiek tik norit. Galit kas valandą, galit kas pusvalandį, kas 10 minučių. Jūs medelio neperlaistysit. Jam to vandens nebus per daug, šaknys niekad neužmirks. Tai žymiai palengvina visą medelio priežiūrą, kadangi nereikia žiūrėti, kada jau ten dar reikia, dar šlapias, nebe šlapias, reikia laistyti. Tiesiog žmonėm dabar rekomenduoju laistyti medelį kasdien, nunešti į dušą ir ten gerai nuliet minutę ar ten 50 sekundžių. Taip nusilaistys lapai, pasilies puikiai šaknys ir medelis bus palaistytas. Kaip dažnai tai daryti? Tai, kaip jau sakiau, aš rekomenduoju daryti kasdien. Jeigu dabar yra vasara ir lauke yra +30 ten keli laipsniai, stipriai šviečia saulė, medelis auga mažame vazone, todėl ten viskas gana greitai išdžiūsta. Todėl reikėtų atkreipti dėmesį į gruntą, ar jo nereikia palaistyti bent porą kartų per dieną. Ta prasme, bent jau ryte ir vakare, kad tas medelis neišdžiūtų, nes tokiu oru gali ir greičiau išdžiūti. Tai va. Antras labai svarbus dalykas, jeigu kalbam apie priežiūrą, yra laikymo vieta. Kaip jau minėjau prieš tai darytose video, reikėtų laikyti kuo šviesesniai vietoj. Namuose tinkamiausia vieta yra palangė. Geriausia būtų pietinė, ten vakarinė ar rytinė, kur bent kažkiek saulės medelis gauna. Jeigu nėra tokios galimybės, tai tiks ir šiaurinė, kuri nėra ten uždengta kažkokiais tai medžiais ar kažkas, tai ta prasme, kad būtų to šviesos. Taip pat labai svarbus, ypač auginant substratą, ypatingai svarbus priežiūros etapas yra tręšimas, nes substratas yra visiškai nederlingas, atvirkščiai nei žemė, kuriuose ten auga kai kurie medžiai. Todėl jį būtina tręšti. Medžiui reikia medžiagų, kad jis augtų. Todėl rekomenduočiau netgi tręšti
kartu stipresnių trąšų mišinių, jeigu naudojate skystas trąšas. Nes jeigu laistote kasdien, tas medelis jis nepersitreš. Net jeigu naudosite daugiau nei nurodyta tų trąšų ant pakuotės. Kadangi jis visiškai nederlingas, gruntas, tas, kuriame jis auga, yra visiškai nederlingas, todėl tręšti reikėtų kas savaitę, kas dvi, šiaip rekomenduočiau kas 10 dienų, tačiau jeigu ir ten dažniau ar rečiau patręšit, nieko labai blogo nenutiks. Tiesiog maždaug per savaitę, per 10 dienų tos trąšos iš substrato, laistant jos tiesiog išsiplauna. Ir vėl nebelieka jokių maistinių medžiagų, kuriomis medis maitintųsi. Todėl tiek žiemą, tiek vasarą, jeigu auginat medelį kambarį ir laistot kasdien, tai galit reguliariai tręšti kas savaitę, kas 10 dienų. Dar vienas svarbus auginimo etapas yra persodinimas. Kaip jau minėjau, mes tik gavę persodiname medelius į gerą gruntą, į substratą. Tai nusipirkę iš mūsų medelius persodinti turėtume tik tai po metų, ta prasme pavasarį, gal netgi ne artimiausia, dar kitą pavasarį, nes paprastai medeliai yra persodinami kas metus, kas 2. Reikėtų pasižiūrėti, ar dar ten šaknys nelenda per drenažo skyles, jei ne, viskas tada tvarkoj. Galit, jeigu patys nesiryžtat persodinti, tai pirmas kartas, niekad nematėt, kaip tai daroma, niekad nebandėt taip daryti, galit atvežti pas mus. Ypač jeigu pirkot pas mus medelį, tai aš tikrai maloniai persodinsiu ir tai netgi nieko nekainuos. Atrodo, kad viską papasakojau, ką šiandien norėjau papasakot. Jeigu kažką pamiršau, padarysiu dar vieną video.